Reikia nepadauginti. O ten, žlė. Kaip arti esam prie filtroškinio? 10%. Labai aišku, čia yra daug vandens. Narsieji keliautojai susirinko į žygį. Va, daiktai supakuoti. Čia vadinasi 2 valandom išvaro žmonės į Sibirą su mažiau daiktų išvarė negu mes. Vyksta kelionė į Labanorą. Tuoj privažiuosi mišką. O tolin, to kelias gerin. Tokių problemų nematau čia. Va, jau netoliese esam. Ten va tos raudonas taškas, kur turim būt. Tai tokį pusęsalį važiuosim. Nu va, atvykom, atvažiavom. Kokia stovyklavietė, kaip Zaipysa. Vyksta va medžių paieškos. Gerai vandenį, gal tuos paima. Survival 101. Kuo šlapesnis rastas, tuo geriau dega. Sako, kirsk medį, kol jaunas. Tai aš jau nebe jaunas, tai... Hitmanas. Bando medį pasmauti. Aha, Pabiškį reikia. Ne, atvirkščiai. Ne, žiūrėk, ten. Labai gerai įsikala visada. Va, taip kieto. nebe šalta, ne? Kažkaip. Kaip padaryti trikampę piramidę iš mažų šakelių. Degas laužas. Kaip Viliu vertin laužo būklę. Procentais kaip arti esam prie filtroškinio. Nu kokie jau 10% padaryta. Einam pasirinkti mažesnių šapalių. Nes laužas įsidegė. Bet tokio smulkaus kuro neturim vis dar. Laužas dega. Va, biškį prisėdom pailsėt. Fantastika. Metas atėjo darytis valgyt. Faršiukas jau sudėtas. Klausykai. 4 dalis. Tu tik gal praardytas arba po? Prasardys. Nusipirkom visokių dalykų. Pradėsim paprikas tokias. Biškį lapeniukų reikia dėti, reikia nepadauginti. Va, dabar pupelės eis. Dėjom slaptą ingredientą. Tortilijos. Jau mūsų šitas į pabaigą eina traškinys. Subarikas brangu. Subarikas pūna, seniai. Subarikas brangu, o Priusas pigu. Čia, šiek tiek. Šiaip labai gerai. Čiliuko biškį va. Aštroga. Aštroga, ne. Kankinėsi, ne? Skanu, bet aštru. Nu, normaliai nuvalgyti pusę. Jo, ten, žlė. Geras buvo. Dar biškį reikia. Biškį jalapieną. Imk su jalapienas.
Buvo nuspręsta viską sudeginti. Viską, kas įmanoma. Nu ir tada važiuoti. Žiemą tai visgi naktį yra chujovai. Gerai, kad neliko miegoti. Aha. Nu kaip tu Aišku, vertini? jeigu liktume miegoti, tai ten vis tiek kažkaip sugalvotume apsišildyti. Jo, aš galvoju, žinai, ir laužą pasidame, kokią senelę, daugiau šito medžio paskirstume. Prie laužo sėdėti nėra šalta, bet vat eit miegot reikėtų šilčiau kažkaip. Supakavom daiktus. Judam link mašinos, va. Aš sakyčiau, labai gerai stovi fainas projektas. Ir kėdutės, ir liukas, viskas, ko širdis geidė. O dabar kur? O dabar tur... Kaip? Į dešinę. Į mano dešinę ar tą tikrą dešinę? Į tikrą dešinę. Viliukai, pafilmuo biškį. Nelabai aišku. Nelabai aišku, čia yra daug vandens. Labas vakaras, policijos pareigūnas. Na, huja, būtent. Pavažiuok, nesimato kiek ten toli tas vanduo yra, pavažiuok pašviesi trupučiuką, dar gali porą metrų pavažiuoti drąsiai. Nu nežinau, ar čia upelis ar... Nu kažkoks patvinė, kažkoks tai... Upelio kažkokio būta, ko gero ne čia atvažiavo. Kažkaip įtariu, kad ne čia. Gali būt, kad reikės važiuoti dabar atgal. Nu, bando apsisukti. Dabar jau kitą kelią skaičiavo. Kitą? Aha. Ką dabar Visą laiką tiesiai. Visą laiką tiesiai. Labai gerai. Panašu, kad išvažiavom. Normalius kelius ir jau galim traukti namo.